Kodėl, kuo skiriasi tas moksliškumas nuo tokio giluminio suinteresuoto mąstymo, tuo, kad šiaip mokslininkai dabar yra tokie projektinių įvairių dalykų, sakykime, uždirbinėtojai, savo gerovės kūrėjai per projektus ir padarai vieną projektą, gavai pinigus, darai kitą projektą ir svarbu įsirašyti į tam tikrą projektuojamų, projektinių, ideologinių tokių ir mokslinės politikos tą lauką. Tai jeigu tu ten kalbėsi, siūlysi projektą apie nacionalinius dalykus, lietuvybę, tu negausi jokio finansavimo, bet jeigu genderizmas eis ir kiti, aš čia tik banalius tokius pavyzdžius, tai akivaizdu, kad tu gausi finansavimą, tai daugelis ypač jaunesnės kartos mokslininkų jau tiesiog nebeišsiugdo savyje tokio suinteresuotumo, kad čia jam yra gyvybiškai svarbus dalykai, tie moksliniai dalykai yra susijęs su jo pasaulėžvalga, su jo to gyvybiniu gyvavimu šitame pasaulyje. Tai Daiva yra išlaikiusi tą nuostatą ir ta nuostata tokia yra egzistencinė nuostata ir yra susijusi, aišku, su tam tikrais pasaulėvaizdžio tam tikrais rėmais. Kokie tie rėmai? Aš čia keletą dalykų galbūt pasakysiu, nes tos problemos, kurios yra gvildenamos, atrodo tarsi jos sujaudina tos tam tikrus pasaulėvaizdinius rėmus ir gvildenančiam žmogui pasirodo, kad tai yra nepaprastai pavojinga ne tik pačiam žmogui, žmogaus supratimui, bet ir žmonijos egzistencijai. Dalykai, kurie išplinta kaip virusai, išplinta aplinkoje, civilizacinėje aplinkoje, galų gale ir pasaulyje. Nes pasaulis yra viena toks dabar šiuo metu keistas darinys, tarsi atgimusios civilizaciniai dariniai, kurie kovoja, perėję į nuožmę imperialistinę kovą, o sykiu techninė sistema, kuri į pasaulyje išplinta, tai tarsi suvienodina visi su iPhone'ais, visi su dirbtiniu intelektu ir kur labiausiai dabar populiarus dirbtinis intelektas. Tai mano žiniomis tai yra tarp Indijos gurų, nes jie kūrė savo avatarus, kurių mokymai per dirbtinį intelekto avatarus lengviau pasiekia klausytojų sąmonę tiesiog, nes jie orientuoti į kiekvieną pavienį žmogų per jo psichofizinės savybės ir susikurta to žmogaus profilį. Labai gilų tokį žmogus yra pažįstamas dirbtinio intelekto šiuo metu. Geriau nei jis pats save pažįsta, tai pripažįsta daugelis humanitarinės srities mokslininkų. Ir šitai aš manau, kad yra vienas iš dalykų, kuris jaudina ir neramina Tamošaitytę, ir jis savo knygoje sieja tos dalykus ir su dirbtinio intelekto plėtra, ir su ta posthumanistinės filosofinio lauke plėtojamos idėjos. Kitas svarbus tas atraminis dalykas, kad... Kokia tai idėja? Taip? Kokia posthumanistinė idėja? Posthumanistinis laukas, tas filosofinis šitą. Tai kita esminė tokia, sakyčiau, pagava yra, ir kur čia pažymimas ir Dievo vardas, yra šventumos pajauta. Žmonija šiaip visą gyvenimą, visose civilizacijose iki moderniųjų laikų gyvavo tikėdama ir gyvavo bendraudama su dievais. Tai čia bendras visų civilizacijų šitą. Kitaip tariant, žmogus be Dievo iš esmės praranda tam tikrą savo žmogiškumo aspektą. Jeigu jis sąmoningai atsisakydamas, kas vyksta dabar sekuliariuose visuomenėse, tai klausimas yra kodėl. Akivaizdu, kad kodėl, tai todėl, kad jis nori įgauti tą pačią visagalybę ir visiškai tapti labiau visagalis nei dieviškoji galia, kurios jis niekaip negali paneigti, bet savo išradingumu jisai siekia tą galę paneigti. Kodėl? Todėl, kad įgautų tokį labai visų trokštamą nemirtingumo atributą. Nemirtingi yra dievai. Tai žmogus per dabar savo naujus instrumentus siekia
savo susikurti nemirtingumo galimybę. Tai, kad nemirtingumo gundimas nemirtingumu yra labai plačiai išplitęs, tai rodo tikriausiai visi matėte pokalbį nutekintą su Putinu, kurie kalbėjo apie amžiaus pratesimą gyvenimą iki 150 metų čia ir taip toliau, kas šiuo metu jau linkstama manyti, kad kai kam tai yra įmanoma pasitelkus labai sudėtingus genetinių manipulacijų, dirbtinio intelekto ir įvairius kitus dalykus. Tai šventumos pajauta, kuri yra labai svarbi pasauliui, tai ji yra ir tas pasaulio vaizdinis vienas iš atramos taškų. Iš jo plaukia dar vienas dalykas, kad labai aiški skirtis, kurią daugelis posthumanistinės pakraipos filosofų nori paneigti arba dekonstruoti. Tai yra lyties skirtingumas, dvilytiškumas. Kitaip tariant, vaisingumas, moteriškas vaisingumas ir aš čia dabar taip jau apibendrintai kalbėsiu, ir skaitmens belytiškumas. Nes dabartinis pasaulis nori viską pervesti į skaitmeną, naikindamas prigimtinį lytiškumą ir vaisingumą. Tai mes matome dabar daugybę judėjimų, kaip nereikia gimdyti vaikų, kad net vaikai išskiria pernelyg daug metano, ten besąlygiškos aborto teisės ir taip toliau, bet jeigu tas teisės įvardyja kaip vaisiaus žudimą, tai tada daugelis nenorėtų jau jungtis į tokias demonstracijas, todėl viskas įvelkama į ideologinius kitokius, moters išsilaisvinimo. Ir čia išsilaisvinimo tas kelias yra bendresnis kelias, nes žmogus pats jau pradeda norėti ideologiškai išsilaisvinti iš gamtos gniaužtų. Dirbtinis intelektas ir įrankiai yra belyčiai. Vaisius ir vaisingumas yra šventas visose civilizacijose, tai buvo laikoma šventų dalykų. Ir ypač tose civilizacijose ta nuovoka yra išlikusi, kurios yra indiškoji civilizacija bus ir kurios Kazimieras Eibutis yra vienas iš geriausių žinovų iš tų retų. Ir kai mes pasižiūrime į tas dvi ir dabartinę vakarietiškąją ir indiškąją atgimstančią tą civilizaciją su visų jos sukauptų išminties, vadinkime tokiu populiariu žodžiu kapitalu, tai mes matome, kad indiškoji civilizacijoje vediškojų pagrindų yra išlaikytos tos kosmogoninės ir pasaulio, ir žmogaus pasaulyje supratimo nuovokos, kurios yra nepaprastai svarbios, mano galva, žmonijos išlikimui. Tai apie tuos ir savo tos ne tik bandymus, bet ir savai dabartinio pasaulio būseno suvokimą, atsižvelgiant ir į tas ideologinės savo nuostatas, prašyčiau plačiau papasakoti autoriui. Dėkoju Vytautui Rubavičiui, ilgamečiai mano kolegai Kultūros tyrimų institute, sąžiningam ir labai tvirtam žmogui, kuris taip pat ką tik išleido, ar gerai girdisi, ar knygą apie dirbtinį intelektą, ar dirbtinis intelektas užvaldys pasaulį. Tik ką išėjusi knyga, taip pat siūlyčiau ją įsigyti. Šitas diskursas iš tikrųjų yra labai naujas, pilotinė tema, kaip aš manau, štai daug žmonių net negirdėjo tokio žodžio. Taip pat aš labai džiaugiuosi matydamas mūsų kolegą, mokslų daktarą Marių Markucką, kuris buvo pirmasis Lietuvoje apsigynęs 2022 metais šią temą disertaciją ir dabar po visą pasaulį važinės skaito paskaitas. Tai iš tikrųjų tema yra nepaprastai įdomi ir aš norėčiau pamėginti bent jau sutilpti tą trumpą laiką išryškinti keletą tokių svarbesnių temų, apie kurias aš čia kalbėjau šioje knygoje. Tai pirmiausia, aš aišku pateikiau tokį praktinių ir filosofinių įžvalgų nemažai, kurios susijusios su posthumanizmu ir transhumanizmu kaip sudedamąja jo dalimi. Vien jau tos sampratos posthumanizmo atsiradimas rodo, kad mes iš tikrųjų gyvename požmogio epochoje, kurios tikslas yra, kad ir kaip tai skambėtų iššaukiančiai dabar arba nesuprantamai, yra to antžmogio sukūrimas.
Ir knygoje vyksta polemika tarp technokratiškai ir kultūriškai bei metafiziškai suvokiamo antžmogio ir jo tarpinių grandžių, tarp jo ir žmogaus. O dirbtinis intelektas čia yra tik tai dalis šio projekto, nors ir labai svarbi. Tai pagrindinė mano mintis yra ta, kad technologija visada yra tik tai žmogaus įrankis. Niekada nėra savarankiškas ir labiau sąmoningas subjektas. Ir čia, kaip Vytautas minėjo, įdomu tai, kad žmonės, kurie yra turtingi, nuo kurių priklauso mūsų kultūriniai ir ekonominiai pokyčiai, labai kryptingai ir įcentrintai žvelgia šį klausimą. Tai yra jų gravitacijos laukas. Kas yra siela, kas yra protas, jie bando išsiaiškinti, kas yra sąmonės ir kaip jinai yra sudaryta, tačiau likimo ironija yra ta, kad daugelis gyvenimo pabaiga, va čia kaip Putinas kur sakė, čia mes gal kažkaip organus keisim, bet žodžiu, jie pamato, kad dėja, daugybė klausimų, nepaisant investuotų milijardų, taip ir lieka neatsakyta, nes tai yra tiesiog protų nepažinus klausimai. Ir jie atsidarė tokioje egzistencinėje krizėje, kuri yra iš tikrųjų ir visos žmonijos krizė, nes mes dabar jau ją matome visuotiniu mastu. Taigi technokratai pasitelkė naujausius mokslo laimėjimus, mėgindami įminti gyvybės ir proto paslaptis. Jų raktas į tas paslaptis yra skaitmena, nes jie mano, kad viską pasaulį galima apskaičiuoti. Tačiau net kvantinė mechanika neatsako į klausimą, kaip viskas vyksta. Ji dažniausiai operuoja fenomenais. Tačiau, kuo daugiau yra tyrinėjami tie fenomenai, tuo daugiau tas reiškinių laukas tik plečiasi. Jisai tiesiog plečiasi iki neįmanomybės. Čia primena Sokrato, kuris sako, kuo daugiau žinau, tuo daugiau nežinau, nes tas apskritimas, tas sąlytis su nežinomybė automatiškai didėja. Todėl ir man, bent jau mąstant, ir mums visiems tenka kreiptis į tai, kas yra už fizinio pasaulio, į metafiziką. Kita mano knygos mintis yra ta, kad žmogus pagal savo dabartinį sąmonės išsivystymo lygį niekaip negali tiksliai prognozuoti ar jo labiau įvykdyti šį revoliucinį perversmą. Jis tai gali būti tik instrumentinis arba laikinas ir labai nereikšmiškos jo yra pasiekmės. Ir dėl to transhumanistai ir kūrė tą stengiasi, kaip įmanydami sukurti kuo galingesnį dirbtinį intelektą, deleguoti jam funkcijas, kurios jų nuomonė tą pasaulį perkels ir jų įsivaizduojama idealią tokią virtualią tikrovę. Tai kaip dabar tas vyksta, tarkim, tarkim, kalbasi 2 milijardieriai, kurie nerinkti, niekam neatskaitingi, bet jie kūrė tos startuolius, kurie lemia mūsų gyvenimą. Tai tarkim, toksai Denisas Noblas sako, aš kūriu antžmogišką dirbtinį intelektą. Taip ir vartoja. Tiesiog jie vartoja tokius terminus. Jeigu kas nesusidūrė, tai galiu pasakyti, kad šitie terminai jau seniai vartojami, tokie kaip antžmogis. O Ilonas Maskas jam atsako, o aš mus verčiu tarp planetinę rūšimi. Įsivaizduoju, tai yra toks tikras realus dabar vykstantis dialogas. Šiuo metu, toks vyksta. Ir tuo pačiu metu yra paradoksas, kadangi žmonės, kurie mus visą laiką bara dėl CO2 išmetimo, bet tuo pačiu metu mes matom, kad vyksta Žemėje karai, kurie nepaprastai teršia Žemę ir atmosferą šimtmečiams į priekį. Arba mums sako, taupykite ir kelia mokesčius, bet vėlgi milijardai yra skiriami būsimiems duomenų fermų laukams, kurie yra milžiniško pločio, reikalauja labai didelių energijos, elektros energijos ir ypač gėlo vandens sąnaudų, kas yra ypač toks sudėtingas dalykas. Ir kilo klausimas, kodėl visą tai vyksta. Taigi, aš norėčiau dar pasakyti, kad iš tikrųjų tai man atrodo, kad tas diskursas tarp technokratų ir kultūros atstovų yra gana dirbtinis dalykas, nes tai yra tiesiog dvi skirtingos kalbos, kuriomis apibūdinama ta pati tikrovė. Sakykime, jeigu mes imtume, kas yra moteris, tokia tarkim. Poetas pasakys, kad moteris jie apibrėž kaip, kad, čia yra das ewige Weiblichkeit, amžinasis moteriškumas.
filosofas gali pasakyti, ypač jeigu jis mizoginas, kad čia yra tokia antrarūšė būtybė, be intelektą, neskirta tik tai vaikam auklėti, tai čia Nyčė taip kalbėjo. Biologas pasakys, kad tai yra žmogiškosios rūšies patelė, kurios pagrindinė funkcija yra reprodukcija. Sociologas pasakys, kad tai yra diskriminuojama lytis, feministas pasakys, kad tai yra konstruojama tapatybė ir panašiai. Metafiziko požiūriu moteris yra atstovaujanti kosminį sąmonę, kosminę energiją. Taigi tų požiūrių yra labai daug ir jie iš tikrųjų priklauso ir nuo profesijos pasirinkimo, ir nuo to apskritai, kaip žmogus yra augęs, kokioj sąmonėje, kokioj kultūriniai terpėje, kas sudaro tiesiog tą pasąmonės turinį. Grįžtant prie antžmogio ir superintelekto koncepcijos, tai technokratai jį mato kaip virtualų skaitmeninį lauką ir tie antžmogiai būsimieji turėtų būti tokie ypatingi subjektai, kurie yra sujungti visuotinio kibernetinio tinklo, integruojant visus į per neuronų sąsajas, tiesiog visus integruojant į tą tinklą. Tai nėra jokia utopija, nes tas pats Ilonas Maskas apie tai daug kalba ir apie tą neurolinką visi žino. Tai čia nesunku tai viską surasti. Ir valdomas galingiausio dirbtinio intelekto, toksai antžmogis būtų apdovanotas ypatingomis savybėmis. Ir mano knygoje yra išdėstyta tikrai nemažai tų vizijų, kurios dažnai yra perkeliamos į kino filmus, į knygas, tarsi mėginant supažindinti visuomenį ir pasaulį su to, kas yra iš tikrųjų realizuojama. Tai tą reikia pabrėžti, būtinai, kad visos tos vizijos yra. Knygoje yra truputėlį apie tai, tiesiog pacituojama tokie įdomus labai faktai surinkti. Jų pačių transhumanistų. O tų teorijų yra labai įdomių, labai įvairių. Tai žodžiu, mes matom, kad yra viskas konstruojama iš išorės į virtualią tikrovę, bet jeigu liks laiko ir jeigu tikrai bus klausimų, tai aš norėčiau irgi pacituoti kai kurios ir pačius juos, tos transhumanistus, kurie turi, ne visi vienodai mąsto. Yra ir optimistiškesnių gal gaidų, ne vien tik distopiniai scenarijai. Kiek mums čia laiko dar? Mes dar turime grubiai 20 gerų. Gerai. Taip. Tai aš dar norėčiau pabildenti, sakykime, tokį vieną klausimą. Kad iš tikrųjų aš tai manau, kad neprieštarauja ta transhumanistinė vizija, tai vizijai, kurią ir mes taip apmastome, kad tas žmonių ribotumas toks, tai jisai verčia iš vidaus, yra vidinė žmogiška būtinybė save pranokti ir praplėsti tas pažinimo ribas. Tai iš tikrųjų tas egzistuoja. Ir sakykime, žinoma, aš laikausi tokio požiūrio, kad mokslas eina įkandin filosofijos, įkandin įvairių religinių dogmų, tikėjimų, pasaulėžiūrų, mitų, kurie jau seniai tos dalykus yra apmastę. Tik mokslas iš kitos pusės tarsi įrodo, tarsi tam materialiam žmogui pasako, tu matai, vis dėlto čia mes priartėjom prie to, tai aš galėčiau šiek tiek sugretinti tą mokslinę, tarkim, kvantinės mechanikos tokių naujų impulsų atrastų ir Advaitos Vedantos požiūrį. Tiesiog porą sampratų, kad matytųsi, kad iš tikrųjų tą patį dramblį galima čiupinėti iš įvairių pusių, bet tai yra vis tiek tas pats dramblys. Tai galima paimti dvi tas fundamentalias fizikos tezes apie superpoziciją ir singuliarumą. Tai singuliarumas yra amžinas esinys Blocho sferų struktūros centre, kuris susideda vien tik iš grynųjų dažnių. Ir visos įmanomas realybės egzistuoja vienu metu singuliarumo viduje. Jeigu įsivaizduojame, mes čia reiktų aš parodyti, bet tai visada yra tas singuliarumas, tas vadinamasis toks esinys. Ir jame telpa visą tai, kas buvo praeity, dabarty ir ateity, kvantinės būsenos ir tai yra toksai informacinis laukas, kuris būtent
egzistuoja antlaikinėje superpozicijoje. Nu, čia aš dabar kalbu mokslinėmis tokiamis kategorijomis. Ir jo, reiškia, ir visi visos šitos kvantinės būsenos juda šviesos greičiu. Ir, pavyzdžiui, kaip mes žiūrėdami filmą, žiūrime į ekraną ir šviesos pluoštas krenta į ekraną. Tai panašiai singuliarumas projektuoja į įvykių horizontą tos dažnius, kurie yra transformuojami, apverčiant juos. Ir jie tampa bangomis. Tai yra, ta prasme, ta tikrovė yra būtent atspindys. Tai yra irgi labai svarbus dalykas. Taigi, įvykių horizontas yra veidrodis, kuris atspindi ir apverčia šios dažnius. Mes, kaip žmonės, kaip fizikai sako, taip pat esame šito pradinio vieningo šaltinio šviesos refleksija. Tai žmogus pastoks kaip tikrovės dalis, nes visa tai, kas buvo, yra ir bus, ir egzistuoja tame singuliarume, išsiskaido ir... Bet yra tiesiog atspindima, tai yra kaip holograma ir galiausiai fizikai prieina prie tos, kaip jie sako, giliausios tiesos, kad tikrovė, kuria būtent jie čia ir apibūdina įvairiomis konkrečiamis lygtimis, yra veidrodis, per kurį visada mato save. Singuliarumo kaip amžino esinio visatos struktūroje atitikmuo vedantinėje metafizikoje būtų vienis. O superpozicija, kuri irgi yra antlaikinė, yra jo antlaikinė transcendentinė vieta. Tai yra Brahmanas arba antgamtė. Lygiai taip, kaip singuliarumas savyje laiko visus įmanomus dažnius, kvantinės būsenas, dabarties, praeities ir ateities istorijas, taip ir vadina istorijas arba įvykius, taip ir antgamtė savo tridalėje toje vienovėje laiko sąmonę, būti ir palaimą. Brahmanas gali būti su požymis ir be požymių. Išreikštas visatoje jis reiškiasi kaip kosminė energija, kuri leidžianti žemyn irgi graduojasi ir skaidosi, panašiai kaip Fourier transcendentiniai matematiniai technikai, kada šviesos signalas irgi išskirstomas ir skirtingus dažnius. Čia tos analogijos labai akivaizdžios yra kalbant. Tai, sakykime, ir jeigu fizikai sako, kad visada nėra fundamentali tikrovė, tik tai atspindys, tas singuliarumo projekcija, to vienio projekcija, tai taip pat atitinka tokia vedantinė pasaulio kaip majos, kaip iliuzijos samprata. Čia to kaip žaidžiame su ta tikrovė ir iš tikrųjų tik atspindžiai kažkokie besimainantis, įvairias besimainančios būsenos. Tai tik būdas kaip ta kosminė sąmonė irgi mato save. O kada sakoma, kad mes žmonės fiziškai esame to vieningo šaltinio atspindį, tai taip pat galima būtų prisiminti tą metaforą apie žmogų kaip Dievo kūrėjo atspindį savyje. Tai va. Tada kyla klausimas, kodėl reikalinga dar kurti kažkokį naują singuliarumą, virtualų singuliarumą. Jeigu jisai, kaip matom, net yra, visada egzistavo, yra ir egzistuos. Tai manau, kad reikėtų dar pakalbėti porą žodžių apie tai, kaip ta metafizinė sistema, kurią aš matau kaip tokia optimistinė trečia kelias ir Aurobindo sistema yra, kas tai yra, reiškia, tai jo sistemoje ta esminė jungtis tarp vienio ir kosminės sąmonės, kurie žmogus yra apsistojęs, yra antmonė superprotas, angliškai supermind. Tai va, šį lygmenį pasiekęs, antpročio lygmenį pasiekęs, įvaldęs ir save iš vidaus transformavęs žmogus ir taps to tokio, sakykime, dvasinio antžmogio. Tai esminė skirtis tarp technologiškai konstruojamo antžmogio ir Aurobindo antžmogio yra tas veiksnys, kuris transhumanistų nėra apibūdintas apskritai, jo dažniausiai atsisakoma, arba yra labai miglotai apibūdinamas. Dievas gali būti net ir skaitmeninis dievas. Jau yra. Bet kuriuo atveju tai nėra tai, kas yra neapskaičiuojama, ne sąmonė, ne siela ir ne dvasia. Tai transhumanistai, kurie atmeta ir sielą ir dvasią, nes jos neįmanoma apskaičiuoti. Bet mes galime lygiai taip pat pasakyti, kad ir neaišku, kas yra sėkla, pavyzdžiui, nes sėkla numato savyje visus būsimus augalo tarpsnius, mes ją siejame, galime ją genetiškai modifikuoti, bet iki šiol, pavyzdžiui, genetika negali pasakyti, ar tai yra gyvas daiktas,
daiktas ar ne. Vat, ar tai, tiesiog negalime tai elementarų klausimą atsakyti. Tai metaforiškai galima pasakyti, kad ir siela yra tokia pati, ta pati sėkla ir kad vienas taip pat fundamentalių bruožų šioj koncepcijai ir kalbant apie posthumanizmą arba tą būsimą žmogį yra tai, kad vis dėlto tai nėra prognozuojama, tai nėra numatoma ir kad visuomet egzistuoja labai svarbus nepažinumo, netikėtumo veiksnys. Tai šitas tikrai yra... Nepaliksiu Kazimierą. Paliksiu. Tai dar tiesiog norėjau pasakyti, ne viską pasakiau, bet gal kas nors dar paklaus. Tai noriu pasakyti vieną iš tokių, sakykime, negemesnių dalykų, tai dėl transhumanizmo. Transhumanizme blogis reiškia kaip būtent to senojo, neperkeisto, nedvasingo žmogaus perkelimas į kibernetinę matricą su visomis pasiekmėmis. Ir tas didėjantis chaosas, jisai rodo, kad mes iš tikrųjų esam tam lūžyje, kad vidinis imperatyvas yra labai stiprus, bet kartu mes ir matom, kad yra galimybė tam kažkaip gerai pasikeisti, tą įvykdyti perkelimą visai ir teigiamai. Ir kad iš tikrųjų reikalingos tos dvasinės pastangos, nes mes nebegalim gyventi labai paprastai ramiai ir tikėtis, kad mums pavyks išlikti, nes, ko gero, tai tikrai nebus. Ir savo mintį pabaigsiu tuo, kad vis dėlto mums kalbant apie tas savokas, viena iš jų singuliarumas, numatoma 2050 metais, kai... 27 jau numatoma. Jeigu pavyks tai anksčiau, nes aš galiu čia dar žmonės informuoti. Svarbu, tai... Jo, kad dabar, tarkim, paskutinės minutės yra, aš net sakau minutės, noriu pasakyti, paskutiniam dienom, irgi tokios yra žinios, kad milijardai yra dedami į kuo skubiau tos silicio slėnio, nes dirbtinis intelektas jau yra praeitis, jau dabar. Nes yra kūriamas kvantinis superlaidus, superinternetas, dirbtinis bendras. Suprantat, dirbtinis bendras, tai reiškia apie bet kokią laisvą valią, kaip sako Kalifornijos mokslininkai, jau galima bus pamiršti. Tiesiog jos nebus. Dabar dar yra pasirinkimas. Tu gali atidėti kažkokį telefoną ar laptopą ir tarsi ranka rašyti. Bet tada bus sistema pajungta visai kitaip. Ir po Kazimiero aš galbūt dar tikrai pasakysiu keletą Piterio Tylio įžvalgų. Jo, kad parodyčiau, kad ne visi jie vienodai mąsto, bet labai įdomus. Aš dar, palauk, tai aš dar porą dalykų pasakysiu dėl tokių esminių, kad būtų galima suvokti tą lengviau apskritai posthumanizmo tą filosofinį lauką. Tai labai trumpai dvi pakraipos. Viena, sakykime, technokratinė, tokia technologinė, kuri pažymi žmogaus evoliuciją, kad žmogus visada evoliucionavo kartu su įrankiais. Negalima sakyti, kad žmogus visą laiką valdo įrankius. Žmogus ne tik valdo mašiną, bet įsėdęs, bet ir mašina jį valdo. Tam tikrai jis turi ten naudoti tam tikrus judesius ir taip toliau. Tai čia Donus Haraway būtų galima paminėti manifestą kiborgams ir taip toliau. Žmogus visą laiką ir kuo jisai vaisingiau technologizuosis dabartiniu metu, tuo iš esmės ta evoliucijos sieks naują evoliucijos pakopą ir čia viskas yra tvarkoj. Kita dalis yra tokia atsargesnė, kita pusė nuostata yra ekologinė, sakyčiau, vadinčiau tai bendresniu pavidalu, nes yra labai aiškiai pastebėta ir sakoma, kad kaip žmogus egzistuoja ir kaip rūšis egzistuoja sąlytyje su visomis kitomis rūšimis, su visų kitų gyvuoju pasauliu. Tai vadinasi, jis visada yra daugiau kažkokiu tai būdu ir daugiau jo sąmoningume yra tų ryšių su kitais, todėl mums reikia į savo sąmonę įlieti ir kitų rūšių požiūrius į pasaulį, kaip kitos rūšys gyvena ir išgyvena pasaulį ir jų patirtį. Čia yra toks vėlgi šitas antroji ta kryptis labai glaudžiai siejasi ir sakyčiau, ir vediškojų tam tikrų patyrimų, kuriame garbinama gyvybė, ir akivaizdu, kad su gyvybės šventumu, nes vėlgi, ką mes bekalbėtume, nes pagrindinis žmonijos ir žmogaus išlikimo veiksnys, šventas veiksnys yra tai, kas įvardėjama moksliškai tokiu negražiu pavadinimu vaisingumas. Kitaip tariant, reprodukcija.
nėra jos, nėra galimybių žmonijai išlikti. Tai jau dabar perduosiu žodį ar mikrofoną Kazimierui padžiazuoti jau rytietiškomis, indiškąją temą. Aš gal šitą truputį, aš kai čia ir prašiausi ateiti, tai aš perskaičiau 3 knygas. Aš pradėjau pas mane gulėjo mano knygų lentynoje labai ilgai, labai gražiai išleista knyga, 64 metais Vaga išleido, tuomet dar turbūt jam buvo 28-29 metai, mūsų literato Tomo Venclovo knygą Golemas arba dirbtinis žmogus. Tuo pradėdamas filosofinį diskursą šią temą ir iš tikrųjų, ir aš kadangi perskaičiau per kelias dienas ir Tomą Venclovą, ir Vytautą, ir Daivą, ir man toks vaizdas susiklosti įdomi ir tarp kitko truputėlį sugrįžti, nes tas iš tikrųjų ta knyga išėjo prieš 60 metų, tai ir Tomas Venclova dar gyvas. Ir pavyzdžiui, tai, kai jisai rašo, tuo metu tiesiog įdomu pacituoti, nes pavyzdžiui, tas toks profetinis kalbėjimas, į kurį mes dabar periname, jis yra visai pamatuotas. Figūruoja skaičiai 16 metų, jo knyga išėjo 65, bet turbūt rašyta 4, tai jis, aišku, turi galvoj 1948 metus, kai pasirodė Norberto Vinerio esė apie kibernetiką. Ir aišku, knygoje jisai kalba apie kibernetiką, tokių žodžių kaip jis nevartoja, bet aš tiesiog noriu. Ir aišku, 48 metais dar irgi ir pasirodė ir šito ir anglų matematiko Alano Turingo yra pasirodė protinga mašina, intelligent machinery. Ir jis pačioje knygos pradžioje rašo, jeigu jums rūpi susipažinti su mašinomis, kurios netrukus greičiau negu manote pasidarys ir jūsų bendradarbiais, pašnekovais, bendramirčiais, pasiskaitykite. Tai yra, per 60 metų tai buvo tiesiog, jeigu jūs neturite ką veikti, jūs galite paimti, pasiskaityti tą esė, įdomią tokią esė. Ir sako, visagalių žmonių palydovų kibernetika virs tik mūsų amžiaus gale, o gal ir kito pradžioje. Labai panašus samprotavimas. Ir jis įdomus daiktas, jisai sako, spėjama viena, dvitaškis yra mašinų savimonė. Ir po to jisai sako, negyvas padaras, viską pasaulyje žinas, tai būtent mašina, kurį mes patys parūpiname turinį, kaupsis ir mašinos atsakymai į klausimus. 1000 žmonių ją lavins ir 1000 vers mąstyti. Dabar jau tikrovė. Ir aišku, pats turbūt toks sako, kibernetikos metodais medicinoje manoma susidoroti su vėžiu ir labai pratęs žmogaus amžių, gelbėmi akli, apkurtę, nebetekę rankų. Ir čia yra įdomus toks yra daiktas, Venclovos kalba labai gražiai yra, bet iš tikrųjų, kai yra gelbstimi akli, apkurtę, mes galime matyti, girdėti evangelinį naratyvą yra. Tai iš tikrųjų Dievo įsikišimas yra ta. Jis tiesiog šit gal parašė dėl grožio, bet tame dalykai. Ir sako, šitaip išnyksta biologinė riba. O po to jisai paima sakinį į skliaustelius ir sako, čia gal dar skliaustuose. Ta prasme, jis dar net nerašo, kaip tekstas skliaustuose. Prasitarti apie bioniką, biologinių mechanizmų tyrybą, norinčios įskiepyti žmogui. Ir aišku, pats ir tada neišvengiamai išauga naujieji androidai, darosi tokie galingi, kad golemo legenda pirmą sykį žada virsti kūnu. Čia jau pati knygos pabaiga ir jis priduria tiesiog ne viskas toje legendoje jauku. Ir aš dar vieną sakinį tiesiog iš Venclovos pacituosiu. Raketos, atominio reaktoriaus ir elektroninio skaičiavimo įtaiso praeitis beveik vienoda. Visi atsirado iš kariuomenės užsakymų, bet istorija plėtojasi kita kryptimi. Visas šis pamišusios technikos pasaulis, metaliniai įtaisai bombarduoja vienas kitą planetos griuvėsiuose, liks tik kaip perinamo laikotarpio sapnas ar perspėjimas visuomenėms. Ir
aš Venclovos knygą apibūdinčiau kaip tokią santūriai techno-optimistinę, bet kai jisai kalba apie nejaukumą, mes jau galima pereiti prie Vytautos knygos, kuris, jeigu taip sakant, jis tiesiog daiktą pasako, kad pažanga, technokratinė pažanga šluoja visokius nuogastavimus į pašalės. Aš Vytauto knygą, sakyčiau, yra tokia techno-pesimistinė. Ir jeigu pereiti prie Daivos, ir aš dar vieną Venclovos citatą norėčiau pateikti, jisai, čia citata yra: tuo tarpu mašinos mūsų įnamiai ir įnamis ima mus stumti iš namų, iš tų sričių, kur jautėmės neliečiami. Jis gali virsti gydytojų, mokytojų, poetų, lošėjų, išmintingų biografų. Tuo, ką jis gali virsti, čia labai mažas yra sąrašas. Bet aš manau, kaip Vytautas pasakė, kad Daivos knyga yra tokia labiau egzistencinė, tai pase yra tas daiktas, ne tai, kad jau įnamis ima mus stumti iš namų, bet jis jau yra namuose ir jis jau galbūt užleidžia mums vietą, o greitai galbūt ir nebeužleis vietos, jis jau mus stumia visur yra. Ir tas dalykas, kuris turbūt lieka daiktas, įdomus yra dalykas, jeigu Vytautas čia vis norėjo, kad kažkaip tos indiškos minties kažkoks lašelis. Įdomus yra dalykas, kad ir kelios filosofinės mokyklos ir Sankhya yra, kuri labai preciziškai išanalizavo, iš tikrųjų išanalizavo, kaip įkūnytam žmogui grįžti savo pirmapradinį kinui pavidalą. Ir kai jie analizavo tą mechanizmą, jie nusakė tokį daiktą, kuris techninė tokia filosofinė kalba vadinasi antahkarana. Tai yra, paprastai verčia vidinis organas arba vidinis instrumentas, ir karana yra nuo žodžio kri. Tai iš tikrųjų tas žodis yra giminingas mūsų kūryboje, tai būtų vidinis kūrėjas, vidinis darytojas. Ir mes galime sakyti, kad tai, ką mūsų psichologija apima kaip mūsų visą vidinį visatą, visą mūsų psichologijos rytį, yra iš tikrųjų įrankis. Yra įrankis, ir jeigu mes kalbėsime apie vidinio įrankio tokias dalis kaip manas ar šitą, tai jie irgi yra įrankio dalis, ta prasme, tai yra prietaisas. Iš tikrųjų, jeigu dabar mes įsivaizduotumėm, tai yra ta erdvė, kurią gali suskaitmeninti. Bet, pavyzdžiui, Vytautas, kaip paminėjau, ta pagrindinė, čia vartojama žodis Vedanta iš tikrųjų reiškia vedų pabaiga arba Upanišados. Ir Upanišadose atsiranda intuicija, kad yra atmanas. Tai labai gili intuicija. Atmanas yra tai, kas negali niekad virsti objektu, ir turbūt mes galime sakyti, kad tai, ką galima suskaitmeninti, nėra atmanas, jeigu mes nusakysime neigiamais terminais. Tas atmano primatas yra toks gilus, ir jis taip giliai įaugęs, ta prasme, kad nesvarbu, aš manau, kas bus, niekas neišliks. Vytautas savo dar knygoje pamini Haidegerio vėlyvojo tokią kaip ketvirtą, kad yra žemė, dangus, yra dievai ir mirtingieji. Tai mes visiems galime sakyti, kad dirbtinis intelektas gali užvaldyti mirtinguosius ir žemę, bet ne dangų ir dievus. Dalykas yra tas, kad turbūt dėl ko aš sakiau, kad Vytauto knyga yra santūriai techno-pesimistinė, nes Vytautas sako, kad nyksta transcendentinio matens mažėjimas. Ta prasme, taip pats pripažinimas, kad yra toks dalykas, jis yra labai, turbūt yra vienintelė vieta, kuri gali kažką pakreipti ir pasukti. Turim galvoti, kad jeigu mes turime realybę, nes jeigu mes turime tik tam tikrą
kaip čia Vytautas paminėjo, kad galima ir suskaitmeninti ir Dievo, ta prasme, iš tikrųjų atmano mes negalim suskaitmeninti, jis visuomet liks pušu. Ir jeigu įsivaizduot žmogų kaip antropologinį supratimą, kas yra ne vien Indijai, bet, ta prasme, aš minutėlį, aš tik užbaigsiu. Kitas dalykas, kuris ir pas Daivą yra pabrėžiamas, tai yra tai, kas vakarų mystikoje vadinosi centilija, Dievo dalelė yra. Ta prasme, kad žmogus neegzistuoja, būdamas mirtingas ir gyvendamas žemė, jis neegzistuoja be tos dalelės dangaus ir dievų, kuri yra mūsų neatsiejama dalis ir kur yra nesuskaitmeninama. Aš gal norėčiau vis dėlto padėkoti ir Kazimierui ir Vytautui, nes mūsų laikas čia baigėsi, bet ar girdisi čia? Aš vis tiek noriu pabaigti to Piterio Thieliu, kuris irgi milijardierius ir kuris yra ne politikas, bet verslininkas, kuris daugiausia investuoja į dirbtinį intelektą. Ir jisai kalba netgi tais pačiais terminais apie blogąjį singuliarumą. Blogasis singuliarumas, anot jo, tai yra mums grėsinti totalitarinė vieninga pasaulio valstybė, kuri siekia visiško brandalinių ginklų ir kompiuterijos visiškos kontrolės ir sako, arba yra distopija, kurią mes jums rašom, tai yra visokios katastrofos, bio ir kitos, arba naujoji pasaulio tvarka. Vidurio nėra. Taip pat jis sako, kad ir krikščionybė turi tas dvi pusės, tik tai du kelius, ar Magedonas, arba Antikristas. Ir čia reikėtų daugiau paplėtoti. Bet jisai pats sako, kad žmogus vis dėlto turi to laisvą valią, galimybę Dievo lemtą laisvai mąstyti, nepriimti šitų distopijų, lyg tai jos jau būtų jau garantuotos ir būtinos ir mes čia jau privalom viso to laikyti. Tai čia Piteris Thielė ta kalba. Ir jisai labai panašiai kaip Paravinda kalba apie būtinybę perkeisti protą, sielą, kūną, visą dvasią ir visą asmenybę, kad jam nereikia skaitmeninio kūno, kažkokio virtualaus ir panašiai. Tai ta prasme, mes matom, kad netgi ir tų galingų žmonių tarpe yra įvairiausios vizijos. Tai va. Ir aš tada dėkodamas ir baigdamas noriu tik tai dar vieną tokį sakinį susakyti, kad pastaruoju metu, prieš keliarius metus, kad ir ką kalbėtume apie tų kūrėjų bendruomenėje vyraujančią įvairovę tų minčių, laimėjo vadinamieji akceleracionistai, kurie pagreitintų būdų reikia kurti, nušluojant visas abejonės dėl dirbtinio intelekto ten grėsmių ir taip toliau. Tai čia OpenAI ir kitos korporacijos ir kaip tik šitą nuostatą palaiko visi dabar Jungtinių valstijų prezidento priimti bet kokių ribojimų kūrėjams, dirbtinio intelekto kūrėjams panaikinimai ir taip toliau pasaulyje, ypač nukreipti prieš Europoje priimtą vadinamąjį dirbtinio intelekto aktą, kuris įvedinėjo tam tikrus ribojimus. Ir šaipomas iš Europos dėl to, kad Europa neturi tokios platformos kūrimo dirbtinio intelekto, o bando valdyti tarsi pasaulį ir amerikiečius jų galę, silpnindama jų galę. Tai ačiū visiems. Dėkoju.